O dabar, vaikai, aš jums papasakosiu istoriją apie mano seną draugą, vieną seniausių skautų pasauly. Senais laikais pakliuvo jis į Afriką, pas žmogėdras. Abaigsit, vaikas. Apsupo jį žmogėdros ir žmogėdrų vadas jau džiaugiasi, balius bus, valgysim. O mano draugas, tas senasis skautas, sako, nevalgysit, nes nebus baliaus, aš neskanus. Kaip tai, sako žmogėdrų vadas? O taip, sako senasis skautas, įsitraukė peilį, atsipjovė gabalą kojos ir padavė žmogėdrų vadui. Tas atsikando, kad susiraukė, kad spjovė ir sako, baliaus nebus. O taip mano draugas ir išliko gyvas. Tai jam pasisekė praktiškai. Nepasisekė. Jo koja buvo kaučiukinis protezas. Nu tai duok durnas. Durnas, bastu. Tai taip, kaučiuką tai nebent kaučiuk valgiai valgo. Taip kaučiuk. Vadovai, ten ežere kažkas gyvena, tokia mėlyna dryžuota babaisa. Eikit pažiūrėkit greitai. Va ten va. Ramiai, vaikai. Ramiai. Visi liekat savo vietose. Atitrauk. Bijokit. Aš einu žiūrėt. Va ten va. Matėt? Mačiau. Sakiau? Bet jisai nedryžuot. Tu šlykštus, su akiniais ir su barzda ir šalia skrybėlė. Ir dar vaikus gąsdina. Jūs pabaisa? Ne, tai varom čia greičiau. Bijau. Nuo ežero einam. Palaukite, mes nepalikit. Bėgam tada jau, bėgam. Eiti, tada dėkis, durnė, bėgam. Tada duok akinius, tada bėgam. Durna!